Tęsiame skaityti Bhagavad Gitos įvadą. Bhagavad Gita žinoma taip pat ir Gito Panišados vardu. Ji vedinių žinių esmė ir viena svarbiausių Panišadų visose vedų raštuose. Žinome, Bhagavad Gitai parašyta daug komentarų anglų kalba ir skaitytojas gali suabejoti, ar reikalingas dar vienas. Šio leidimo būtinumą paaiškintų toks pavyzdys. Neseniai viena amerikietė paprašė manęs rekomenduoti jai kurį nors Bhagavad Gitos anglišką vertimą. Aišku, Amerikos skaitytojai prieinama daug Bhagavad Gitos angliškų vertimų, tačiau nei vieno tų leidimų, kiek man teko matyti, ne tik tai Amerikoje, bet ir Indijoje, griežtai tariant, negalima pavadinti autoritetingais, nes beveik visi komentatoriai juose išreiškia tik savo nuomonę, neperteikdami Bhagavad Gitos tokios, kokie jie yra dvasios. Bhagavad Gitos dvasia atskleidžia jos pačios tekstas. Čia tik to analogija. Jei norime vartoti kokius vaistus, turime laikytis nurodymų išspausdintų etiketėje. Vaistų negalima vartoti savo nuožiūrą ar patarus draugui. Juos privaloma vartoti pagal etiketės nurodymus ar gydytojo paskyrimą. Panašiai, Bhagavad Gitą reikia suvokti, kaip nurodė jos autorius. Bhagavad Gitoje kalba pats viešpats Šri Krišna. Kiekviename Bhagavad Gitos puslapyje Šri Krišna vadinamas aukščiausiu Dievo asmeniu Bhagavanu. Žinoma, kartais žodis Bhagavan nurodo bet kurią galingą asmenybę ar pusdievį. Ir žinoma, čia žodis Bhagavan nurodo, kad viešpats Šri Krišna yra didi asmenybė, bet taip pat mes turėtume žinoti, kad viešpats Šri Krišna yra aukščiausias Dievo asmuo, kaip patvirtina visi didieji ačarijos, tokie kaip Shankara Acharya, Ramanuja Acharya, Madhva Acharya, Nimbarka Svamis, Šri Chaitanya Mahaprabhu ir daugelis kitų vedinių žinių autoritetų Indijoje. Bhagavad Gitoje viešpats pats įtvirtina, kad jis yra aukščiausiasis Dievo asmuo. Jį priima kaip aukščiausiai Dievo asmenį Brahma Samhita bei visos Puranos, ypač Šrimad Bhagavatam, dar vadinama Bhagavata Purana. Krišnas tu Bhagavan svajam. Todėl Bhagavad Gitą turėtume suvokti taip, kaip nurodo pats Dievo asmuo. 4 Gitos skyriuje viešpats sako: Imam vivasvate yogam proktavana hamavyajam vivasvan manave praha manurikšvakave bravit evam parampara praptam imam rajaršayo viduhu Sakalinėha mahata yogonashta parantapa sa evayam mayatedya yoga prokta puratanaha bhaktosime sakacheti rahasyam jeta tuttamam. Šiais žodžiais viešpats praneša Arjunai, kad ši jogos sistema Bhagavad Gita pirmiausia buvo atskleista Saulės dievui. Saulės dievas išaiškino ją Manu persekė Ikšvaku ir šitaip mokinių seka, perduodama iš lūpų į lūpas, ši jogos sistema nusileido pas mus. Tačiau ilgainiui ji buvo prarasta, todėl viešpats turi vėl ją išsakyti, šį kartą Arjunai Kurukšėtros mūšio lauke.